šią nuostabaus grožio puokštę siunčia jūsų tėtis, Giedrius. Ar priimsite ją? Tai... Jis nori jūsų atsiprašyti. Tai, aš priimsiu. Nosis mano, akis mano, viskas mano. Tai kaip aš stoviu. Kaip jūs dabar jaučiatės, Edita? Aš... Palaukit, truputį, galit nefilmuoti? Galim. Ar jaučiatės jau geriau, Edita? Jau mes galim tęsti, taip? Galim. Tai aš vėl paklausiu, kaip jaučiatės, Edita? Aš pasimetus, nežinau. Tiek metų praėjo, iš tikrųjų, kai aš nemačiau jo labai ilgai. Baigit išjungti, nebegaliu. Ir jūs priimate tą puokštę, taip? Kai susipina džiaugsmas ir Tai gal jūs ir ateisite pas mus į laidą, į studiją?